Pagrindinė mokslas yra apgaulės įrankis. Mokslas nesiekia tiesos. Jis nustato taisyklės ir barjerus, kad žmonės patys nesužinotų tiesos. Nuo vaikystės mums įskiepijama mitas, kad mokslas yra sąžiningas pasaulio pažinimas. Teigiama, kad mokslininkai renka faktus, analizuoja juos ir daro išvadas. Iš tikrųjų, teorija buvo iš anksto sugalvota ir paskelbta kaip tiesa, kurios abejoti negalima. Modernioji mokslas buvo sukurtas XIX amžiaus pabaigoje. Nuo tada niekas nepasikeitė. Jie tik pritaiko naujus duomenis prie senosios teorijos. Tai neišeina. Tada mokslininkai pradeda svajoti. Jie išrado dinozaurus, romėnų imperatorius, juodasias skyles, tamsiąją materiją ir dar daug daugiau. Tik tam, kad išsaugotų neveikiančią dogmą ir klaidingą teoriją. Į žinių įrkę mokslas pavirto apgaulės įrankiu. Bet mokslininkus tai nesukausto. Jie gauna atlyginimą. Jie apgaudinėja žmones. Įprastas darbas.